O pradėti aš noriu su jumis kalbėti apaštalo Petro žodžiais. Ir štai jisai rašo. 1 Petro laiškas, 2 skyrius, 9 eilutė. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybės to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabę šviesą. Nuostabus tekstas. Jame daug svarbių žodžių. Bet mes šiandieną sukaupsime dėmesį į vieną tą svarbų žodį šitame tekste. Tai yra pašaukė. Šiandieną mes norime kalbėti apie Dievo pašaukimą žmogui. Petras paaiškina 2 jau laiške, kokią mintį jis nori atnešti kiekvienam žmogui, kalbėdamas apie pašaukimą. Mes skaitysime 2 Petro laišką, 1 skyrių nuo 10 iki 11 eilutės ir štai ten tekstas sako. Todėl, broliai, dar uoliau stenkite sutvirtinti savąjį pašaukimą ir išrinkimą. Tai darydami, jūs niekada nesuklupsite. Šitaip dar plačiau atsivers jums vartai į amžinąją mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus karalystę. Taigi mūsų tikslas yra sutvirtinti savo pašaukimą. Ir kaip apaštalas Petras pradeda šitą mintį gvildenti, jis pasako, viešpats pašaukia iš tamsybės į šviesą. Mes išgirdome Evangelijos žodį, Evangelijos žinią. Ir ta žinia kiekvienam suteikia tą nuostabią viltį. Šiandieną mes visi, kurie esame čia susirinkę, esame suvienyti viena šventąja dvasia, tikėjime, viename tikėjime, vienoje viltyje, viename kūne, vienoje šeimoje. Mes susirinkome todėl, kad mes džiaugiamės vienas kitu. Tai yra didžiausias turtas. Žmogus, žmonės, santykiai tarp žmonių yra didžiausias turtas. Ir štai tas žodis pašaukimas, pašaukti, verčiamas iš graikų kalbos žodį klėsis, kuris reiškia, kaip ir išversta, pašaukimą arba kvietimą. Tik reikėtų pridėti, dažniausiai tai yra Dievo pašaukimą. Dievo kvietimą priimti išgelbėjimą įtikėjus Evangeliją. Jis gali apibūdinti ir kažkokią konkretų būseną. Apaštalas Paulius apie tai rašo 1 laiške Korintiečiams, kokie esate pašaukti, tokie ir likite. Ten jis kalbėjo įvairiems visuomenės sluoksniams. Bet lygiai taip pat laiške Filipiečiam 3 skyriuje Paulius rašo, išlaikykite savo šventąjį pašaukimą, tą aukštąjį pašaukimą, kurį kviečia viešpats Dievas. Taigi, kas yra žmogaus pašaukimas? Žmogaus pašaukimas yra aukščiausias gyvenimo tikslas, kuriam skiriama visa veikla, padedanti visiškai išreikšti asmenybę, teikianti darbo prasmę, vidinį pasitenkinimą. Dažnai tai susijęs su pasiaukojimu. Aš todėl ir norėjau pasakyti, kad kiekvienas toks susirinkimas, kada Dievo žmonės turi šventę, organizuoja šventę ir visi džiaugiasi tą šventę. Ne visada mes matom, kas yra užkulisiuose. O ten vyksta baisi kova. Tarp gėrio ir blogio, kaip žmonės pasakytų, o mes pasakytume tarp Dievo jėgų ir puolusių jėgų.
kurios visomis pastangomis kliudo ir stengiasi sukliudyti, kad tokios šventės neįvyktų. Bet mes džiaugiamės, kad viešpats kontroliuoja. Taigi, pašaukimas dažnai susietas su pasiaukojimu. Kartais žmogus gali pasakyti, pašaukimas patobulinti pasaulį. Na, jeigu ne pasaulį, tai bent aplinkui esančius žmonės, bent vienam žmogui padaryti lengviau. Tai stiprus vidinis palinkimas į tam tikrą veiklą, profesiją ar darbą. Kylantis ne tik tai iš atlygio ar kitų vertinimo, bet iš vidinių paskatų. Bei noro siekti aukštesnių, asmenybę pralenkiančių tikslų. Dažnai žmonės kalba apie pašaukimą kaip atsakymą į žmogaus poreikius. Amerikiečių rašytojas ir teologas Frederick Buechner labai įdomiai apibūdino, jis parašė taip. Tavo pašaukimas yra ten, kur tavo gilus džiaugsmas sutinka pasaulio poreikį. Taigi, pašaukimas suteikia džiaugsmą radusiam ir jį realizuojančiam. Antra, pašaukimas turi tikslą atsakyti į šalia tavęs aplinkui esančių žmonių poreikius. Faktiškai angliškai autorius vartoja vietoj žodžio poreikis alkis. Bet šiuo atveju tai sinonimai. Jeigu kažkas alksta, o tu turi duonos, tai tavo pašaukimas duoti duonos, pasidalinti. Jeigu kažkas neturi batų, o tu esi batsiuvys, tavo pašaukimas duoti batus. Tai yra nuostabus. Tuo momentu tai labiausiai reikalingas. Lygiai taip pat gydytojas ligoniui, mokytojas žmogui, kuris nori kažko išmokti. Pašaukimas yra nukreiptas į konkretų poreikį. Patenkinimą tai, ko žmogui tuo metu labai reikia. Arba labiausiai. Taigi pašaukimas visada nukreiptas į žmogų, į kitą, ne į save, į bendruomenę, į visuomenę, į pasaulį. Pašaukimas nėra apie mane, jis yra apie kitą žmogų per mane. Apie visuomenę per mane, apie pasaulį per mane. Tavo pašaukimas tai ne tau ir ne dėl tavęs, tai dėl kitų, dėl kitiem, tai yra kitiems. Kartais žmonės sako, pašaukimas nebūtinai skirtas žmonėms. Jis gali būti nukreiptas į gamtą, gyvūniją, ekologiją ar kitus pasaulio sprendžiamus klausimus. Bet svarbu, kad realizuodamas savo pašaukimą, kuris nukreiptas į kitus, tu pats patiri vidinį pasitenkinimą, džiaugsmą ir laimę. Taigi gyvendamas ir veikdamas pagal savo pašaukimą, tu jauti, kad tu iš tikrųjų gyveni. Gyveni prasmingai, nes matai ir supranti savo veiklą, savo darbus, savo talentus, sugebėjimus, esant prasmingus ir reikalingus. Ir tavo gyvenimas įgyja prasmę, kurios daugelis žmonių ieško šiandieną ir ne visada randa. Gyvendamas savo pašaukimu, tu matai, kad esi reikalingas kitiems. Pradedant vienu konkrečiu žmogumi, baigiant bendruomenę, pasauliu, nelygu koks tavo pašaukimas. Tačiau tavo pasitenkinimas nepriklauso nuo pašaukimo pobūdžio ir dydžio. Jis priklauso tik nuo pačio fakto, pašaukimo, kad tu jį radai ir realizuoji savo gyvenime, taip atsakydamas į kitų žmonių poreikius. Taip žmogus surėdytas. Taip jis funkcionuoja, kad duodamas kitiems, jis gauna pats. Ir dažniausiai gauna daugiau, nei pats duoda. Nebereikalo, teologai sako, duoti labiau palaimintai negu gauti. Tai vienas iš tų svarbių dvasinių dėsnių.
Jei duodi savo dovanas ir sugebėjimus kitam, tu gauni pasitenkinimą, džiaugsmą, laimę, sėkmę. Slėpi savo talentus, nenaudoji jų pagal paskirtį, išgyveni liūdesį, depresiją ir beprasmybę. Taigi Biblijoje mes galime surasti daug pašaukimų. Apaštalas Jonas rašo apie pašaukimą būti jo sūnumi arba dukra. Paulius rašo apie pašaukimą susitaikyti su Dievu per Kristų, būti jo ambasadoriumi. Apaštalas Jonas rašo apie pašaukimą būti jo draugu, Dievo draugu, būti laisvam ir panašiai. Biblijoje daug įvairių pašaukimų. Vis dėlto pats svarbiausias pašaukimas, kaip jūs pasakytumėt, koks yra svarbiausias pašaukimas žmogaus šiame gyvenime? Ačiū už visus atsakymus. Svarbiausias žmogaus pašaukimas yra būti Jėzaus Kristaus mokiniu ir daryti kitus žmonės mokiniais arba ugdyti, priklausomai nuo vertimo. Taigi dabar aš jau norėčiau, kad jūs atsiverstumėte ar mintyse, ar popierėje, ar elektroninėje versijoje savo šventuosius raštus ir perskaitytumėte tą svarbiausią eilutę, kurią mes šiandieną norime koncentruotis. Tai buvo tik įžanga. O dabar mes pereisim prie pačios svarbiausios dalies. Taigi Mato Evangelijos 28 skyrius. Aš nebejoju, kad jūs žinot mintinai tą rašto vietą, bet naudinga ją turėti prieš save. Mato Evangelijos 28 skyrius. Ir ten skaitysime nuo 16 eilutės iki 20. Mato 28 skyrius. 11 mokinių nuvyko Galilėjan kalno, kuriems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatė mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo, man duota visa valdžia danguje ir žemė. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais. Visų tautų žmonės, krikštydami jos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Baigdamas savo dieviškąją misiją, užbaigdamas išgelbėjimo planą įvykdyti, viešpas prieš užžengdamas į dangų palieka didįjį paliepimą, mandatą, nurodymą, įsakymą, rečiau vartoja šitą žodį kaip įbūdina. Bet viską tai telpa į tą patį žodį. Ką viešpas nori pasakyti? Jūs tapote mokiniais, dabar eikite kitus darykite. Tai yra svarbiausias pašaukimas žmogaus gyvenime. Būti jo mokiniais ir kitus daryti mokiniais. Ir taip pastudijavę šiek tiek šitą tekstą, mes sužinome daugiau apie Dievo pašaukimą mūsų gyvenime ir mums kaip jo bažnyčiai. Įdomu pastebėti, kad Mato Evangelijoje savotiški rėmai nubrėžiami. Jūs prisimenate, Mato Evangelija prasideda to ypatingų žodžių Emanuelis, kuris reiškia Dievas su mumis. Pirmam skyriui. Ir paskutinėme skyriuje viešpats sako, aš esu su jumis iki pasaulio pabaigos. Tokie labai įdomus savotiški rėmai Mato Evangelijoje. Viešpats parodo, kad jis viską kontroliuoja, viską šalia mūsų visada. Ir nors kartais rodo tikrai sudėtinga. Kartais galbūt ir ne viskas matosi pro tos problemų užuolaidas, tai pavadinkime. Bet tikėjimu gyvenkime, kad viešpats šalia. Taigi, viešpats sako, eikite į visą pasaulį ir darykite mano mokiniais.
šis pavedimas vienintelis šioje žemėje turi neįkainojamą vertę. Kodėl? Todėl, kad jis vienintelis daro skirtumą amžinybei. Jeigu žmogus yra, tapo ir išliko Jėzaus mokiniu, jis ir gaus viešpaties vainiką. Šiandien yra daug nuostabių pašaukimų. Ar mes pradėsime nuo mokytojo, gydytojo, inžinieriaus, ar baigsime tiesiog paprasčiausiai tų, kuris žemė dirba. Tai yra tokia pat nuostabi profesija. O ypač dabartiniais laikais, kai tiek daug lietaus išlyja ir visokių bėdų yra, tai ypatingai mes turim palaikyti mūsų žemdirbius. Bet kiekvienas iš jų įneša savo indėlį, savo darbą čia šitoje žemėje. Bet tik tai vienas pašaukimas daro skirtumą amžinybei. Tai yra tai, kad žmogus tapo Jėzaus Kristaus mokiniu. Ir išliko jo iki gyvenimo pabaigos. Taigi bažnyčios tikslas yra ruošti žmonės viešpaties mokiniais. Viešpats Jėzus Kristus per visą savo tarnystę ruošia savo mokinius šiam tikslui. Mokydamas juos ne tik pažinti ir pasitikėti juo, bet ir sekti juo, bei tarnauti jam, ruošiant kitus mokinius. Būti jo mokiniais ir ruošti kitus žmonės būti viešpaties mokiniais yra pagrindinis kiekvieno žmogaus gyvenimo tikslas. Didesnio pašaukimo nėra. Nėra nieko kito, ką galime padaryti, kas darytų tokią didelį įtaką, kaip mūsų darbas ruošiant mokinius. Bažnyčia nėra socialinis klubas, ar šeimos susirinkimų salė, ar centras, į kurį galima ateiti ir smagiai praleisti laiką. Taip, malonu, kad mes esame geros nuotaikos, kad mes džiaugiamės, kad šiandieną šventė, bet nepamirškime, kas yra svarbiausia. Svarbiausia yra tai, kad žmonės, kiekvienas žmogus, ne tik tie du mūsų brangus jauni žmonės šiandieną, visi žmonės žinotų, koks yra pašaukimas. Būti mokiniais ir ruošti kitus žmonės. Bažnyčios tikslas nėra geresnės patalpos, ar geresnės programos, ar geresni biudžetai. Bažnyčios tikslas yra žmonės, kurie auga ir seka Jėzumi, kad taip pat galėtų rengti daugiau mokinių. Antras punktas. Kuomet viešpats duoda šitą nuostabų pavedimą ir išsako pašaukimą, ką jisai sako? Jis pateikia planą, kaip įgyvendinti šitą tikslą. Argi nepuiku žinoti, kad kuomet viešpats Jėzus Kristus kviečia mus tarnystei, jis nesako, štai darbas, sėkmės vykdyti. Ar taip? Ne, jis taip nesako. Jis pateikia ir patį planą, kaip pasiekti šitą tikslą. Pavyzdžiui, Jono Evangelijos 1 skyriuje, 12 eilutė, kuomet viešpats kviečia būti jo vaikais, jis pasako, kaip būti jo vaikais. Tikėkite, Jėzų priimkite kaip savo gelbėtoją. Apaštalas Jonas rašo, visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą. Taigi tikėkime Jėzų Kristų, kad jis prisikėlė iš numirusių. Išpažinkime savo lūpomis, kad Jėzus yra viešpats. Ir taip mes tapsime jo vaikais, jo sūnumi, jo dukra. Lygiai taip pat yra ir su tuo didžiuoju kvietimu, pašaukimu – ruošti mokinius. Jėzus duoda mums planą. Ir štai tą planą aš norėčiau truputėlį praskleisti. Ką viešpats sako? Pirmas žodis – eikite. Aš dažnai galvodavau, kodėl vertėjai parinko tokį įdomų žodį. Juk mes vaikštom visą gyvenimą, einam į parduotuvę, einam į darbą, grįžtam namo, einam į mokyklą, parvedam vaikus, pasiimam vaikus, visaip. Bet ar eidami mes darome kitus žmonės mokiniais? O tekstas sako, eikite į pasaulį. Taigi tas graikiškas žodis poreo, jis iš esmės labai įdomus. Taip jis reiškia eiti, keliauti, tęsti kelionę.
Bet dar įdomus vienas žodis, viena galimybė versti yra judant iš vienos vietos į kitą. Tai yra, eidami per gyvenimą įvairiuose vietose, užmeskime santykius su žmonėmis, kuriems reikia pažinti viešpatį Jėzų Kristų ir tarnauti jam, būnant jo mokiniais. Juk Jėzus taip pat ėjo pas žmonės. Prisimenat Jono Evangelijos 2 skyrius, Jėzus dalyvavo kur? Jono Evangelijos 2 skyrius, kur jis dalyvavo? Vestuvėse, ačiū Rimantai, aš tikėjausi, kad kas nors dar pasakys. Jėzus buvo vestuvėse. Ir ten jis taip pat patenkino žmonių poreikį. Jėzus ateina į šventyklą, ateina prie Galilėjos ežero ir dar kitur. Ten visur Jėzus sutinka žmonės. Lygiai taip pat ir mes. Viešpats kviečia, kai einate per gyvenimą, judate, laikykime atmirktas akis, pastebėkime žmonės, kuriems reikia atskleisti Jėzų. Palaiminkime juos viešpatės vardu. Pakvieskime juos daugiau sužinoti apie viešpatį. Ir tada veskime juos pas Kristų. Lygiai taip pat aš tikiu, kad ir šių dviejų jaunų žmonių gyvenime buvo žmonės, kurie paliudijo Jėzų. Pats skleidė jo grožį, koks Dievas yra mylintis. Padėjo pažinti, suprasti ir kvietė eiti paskui Jėzų, būti su juo. Antras žodis, pasakyta, krikštykite. Tai yra toks tikėjimo žingsnis, kuris sutvirtina žmogaus sąjungą su Kristumi ir jo bažnyčia. Tai pareigoja augti ir sekti Jėzumi kaip viešpačiu. Ir bažnyčia visada turi klausti savęs, kaip mes galime geriausiai padėti žmonėms įsitvirtinti ir augti viešpatyje. Ir trečias žodis. Mokykite. Mokykime paklusti viskam, ką viešpats įsakė. Nes paklusdami patys viešpatės įsakymams, mes ruošiame kitus žmonės mokiniais. Ir dar viena svarbi dalis. Pastebėjote, viešpats sako, štai jums pavedimas, štai jums planas, bet dar jis prideda pažadą. Ir aš esu su jumis iki pasaulio pabaigos, per visas dienas. Eidamas į pabaigą savo šio žodžio, aš dabar noriu ypatingai kreiptis į tos du gražius žmonės, jaunus žmonės, ir visus be abejo, bet ypatingai šitos du žmonės. Ir pasakyti, gyvenime yra, buvo ir bus visko. Tai neišvengiama. Bet niekada nepamirškime. Ir jums linkėjimas niekada nepamiršti, kad visada viešpats šalia. Viešpats niekada neatsitrauks, svarbu, kad mes neatsitrauktume nuo jo. Net jeigu ir nesimato, jis vis tiek šalia. Taigi, viešpaties Jėzaus Kristaus įsakymas ir jo pašaukimas nepasikeitė. Lygiai taip pat, kaip ir jo didysis atpirkimo planas. Ir gelbėtojų metodas gelbėti žmonės vis dar yra tas pats. Ir šiandien jis naudoja tuos pačius žmonės. Tada šalia jo buvo žmonės, deja, nuodėmingi ir mirtingi. Lygiai taip pat ir šiandien yra žmonės, nuodėmingi ir mirtingi, bet labai jo mylimi. Taigi, kvietimas skelbti Evangeliją iki pačių žemės pakraščių, įskaitant triangelų žinią. Niekada nepamirškime, kad Evangelija
tai nėra tik tai, kad Kristus numirė už mus. Taip ir amen. Šiandieną Viešpats tarnauja dangaus šventykloje. Tai taip pat labai svarbi dalis. Būtent to išgelbėjimo plano, nes jis pritaiko savo nuopelnus ant Kristaus šiandien čia kiekvienam žmogui. Ir nepamirškime, kad triungelo žinia taip pat yra labai svarbi. Ir leiskite mane perskaityti, nes tai yra dalis mūsų Biblijos Evangelijos. Apreiškimų knyga 14 skyrius. Nuo 6 iki 12. Leiskite man perskaityti šitą tekstą. Apreiškimų knyga 14 skyrius. Ir štai čia yra ta triungelų žinia. Ir aš pamačiau kitą angelą lekiantį dangaus vidurį turintį paskelbti žemės gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms amžiną Evangeliją. Jis iššaukė galingų balsų: bijokite Dievo ir atiduokite jam pagarbą, nes atėjo teismo valanda. Nuolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių sutvėrėją. Paskui įskrido antras angelas, kuris šaukė: krito didžioji Babelė, kuris savo paleistuvingų įniršių vyno apgirdė visas tautas. Ir dar trečias angelas lydėjo juos, šaukdamas skardžiu balsu: kas garbina žvėrį ir jo atvaizdį ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršių vyno, įpilto ir net mėšto. Jo rūstybės taurė ir bus kankinamas ugnimi ir yra šventų angelų rabinėlio akivaizdoje. Taigi šita triungelų žinia užsibaigia labai nuostabių tekstų. Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo. Nėra didesnio pašaukimo žmogaus gyvenime, kaip būti Jėzaus mokiniu ir ruošti kitus žmonės būti Jėzaus Kristaus mokiniais. Todėl baigdamas noriu palikti 4 klausimus kiekvienam iš mūsų apmąstymui. Jie visi iškyla būtent iš šito teksto, iš šitos temos. Pirmas. Ar mūsų galutinis gyvenimo tikslas yra būti Viešpaties mokiniu ir ruošti kitus žmonės jo mokiniais? Ar viską darome tam, kad sutelktume dėmesį į tą didžiausią pašaukimą? Nes apaštalas Paulius rašo: kiekvienas darbas bus ištiriamas ugnimi. Ir tik tai, kas pastatyta ant Dievo pamato, išliks. Antras klausimas. Kaip mes, kaip bažnyčia, esame susitelkę į šį amžinai reikšmingą tikslą, kvietimą, į kurį mus šaukia Viešpats Jėzus Kristus? Trečia. O kaip tai veikia jūsų gyvenime? Mano gyvenime. Kaip tai veikia mūsų bažnyčios gyvenime? Ir ketvirta. Kaip Viešpaties pažadai padeda mums būti vis labiau atsidavusiems šiam amžinybei svarbiam tikslui?